Kas tai yra PM International? PM International tai yra kompanija, kuri yra labai didelis žaidėjas pasauliniai rinkoje ir jinai gamina produktus skirtus sveikatai, fitnesui ir grožiui. Ir tai yra būtent aukštos kokybės maisto papildai, grožio produktai ir sportui skirtis produktai. Ir pati PM International kompanija jinai buvo įkurta Liuksemburge, tai yra prieš 30 metų ir 21 savo metų veikia tik tai vokiškai kalbančiose šalyse. Tai yra Vokietija, tai yra Liuksemburgas, tai yra Austrija, Šveicarija. Ir po to jinai ištestavo savo produktus ir Skandinavijos rinka irgi yra pakankamai noringa ir ieško gerų produktų. Ir toliau keliauja po visą pasaulį ir mūsų vienas iš tokių akcentų, kodėl mes prisijungiam prie kompanijos, tai buvo tuščios rinkos. Tuščios rinkos tai reiškia, kad daugelį šalių mes turim labai mažai vartotojų ir labai mažai partnerių. Taip pat Lietuva. Bet aš tikiu, kad šiandien čia susirinko ne tik Lietuva, šiandien čia susirinko ir Ispanija, ir kitos šalis. Pati aš gyvenu Maljorkoje ir jau 2 metai ir verslą vystau online, tik tai online pagrinde. Tai va, kas tai yra PM International? PM International iš tikrųjų turi daugiau negu 500 apdovanojimų ir sertifikatų ir čia yra tik tai keletas, kuriuos jūs matote. PM International yra tinklinio marketingo kompanija ir jeigu jūs žinote, pasaulyje yra virš 20 000 tinklinio marketingo kompanijų. Ir kuo mane sužavėjo, kad 2013 metais PM International buvo 53 vietoje, o 2022 jinai pasiekė 8 vietą. Ir va čia jūs matote tiesioginių pardavimo asociacijos ženkliuką ir PM International 8 vieta. Čia matote apdovanojimą už prekinio ženklo, vokiško prekinio ženklo geriausio. 22 metais jie tapo sveikatos sektorėje geriausių produktų. Čia yra apdovanojimas už 21 metus iš eilės patekimą į top 100 inovatyviausių kompanijų Vokietijoje. Tai kompanija tikrai turi tų apdovanojimų ir čia yra viena skaidrė, kuri iš tikrųjų rodo, kodėl jinai tiek tų apdovanojimų turi. Jeigu pasižiūrėsite nuo 1994 metų, kai jie pradėjo oficialiai veiklą, tai buvo $4,3 milijono apyvarta ir 22 metais jūs matote, kad tai yra $2,5 milijardo. Ir jeigu atkreipsite dėmesį, paskutiniai 5 metai tai yra labai didžiulis šuolis, labai didžiulis augimas. Tikriausiai tai susiję ir su pandemija, kai žmonės pradėjo rūpintis labiau sveikata ir be abejo tai susiję su tuo, kad į kompaniją atėjo daug lyderių, kurie žino, ką daryti, kaip daryti ir jie tiesiog daugelį rinkų daro stebuklus ir labai greitai auga. Tai kompanija jinai yra viena sparčiausiai šiai dienai augančių tinklinio marketingo kompanijų. Kitos tokios analogiškos kompanijos, kuri turėtų tokią kreivę, beveik jūs nerasite. Jeigu rasite, tai aš tikrai labai prašysiu man atsiųsti parodyti. Ir kodėl tai vyksta? Kompanija labai logiškai ir labai protingai išdėliojo savo logistikos visą grandinę ir šiai dienai jinai turi 4 oficialias pagrindinės būstinės. Yra Azijoje, Singapūre, yra Amerikoje, yra Europoje 2 būstinės. Ir dar yra 40 filialų visame pasaulyje, per kuriuos yra tiekiamas produktas žmonėms. Ir taip pat yra šalis, labai prašysiu garsą įsijungti, yra šalis, kurios dar nėra atidarytos, bet tai yra melsvai pažymėtos, šviesiai melsvai pažymėtos šalis, bet į jas produktas yra tiekiamas. Tai reiškia, kad verslo ten jie daryti kol kas negali tie žmonės, bet produktą gauti gali. Kaip tapti mūsų partneriu. Tai kompanija turi laisvę rinktis kiekvienam, tai yra jūs galite tapti mūsų klientų, nesvarbu, kur jūs gyvenate, ar jūs gyvenate Ispanijoje, ar Lietuvoje, ar Anglijoje, ar dar kažkurioje kitoje šalyje, tai tiesiog paprašykite žmogaus, kuris jūs pakvietė atsiųsti jums nuorodą, linką ir jūs galite tapti kompanijos klientų ir pirkti produktus 100% kainą. Nuo 50 eurų jums kompanija pristatys produktus nemokamai į namus ir jūs tiesiog būsite patenkintas vartotojas. Jeigu jūs norėtumėte produktus įsigyti mažesnę kainą ir, sakykime, galbūt netgi plėtoti kartu su mumis šitą idėją kaip verslą, tai yra antra galimybė, tai yra tapti kompanijos dalykiniu partneriu arba iš karto menedžeriu. Visi žmonės, kurie prisijungia prie kompanijos, jų standartinė produkto nuolaida yra 20%, tai yra jūs tampa dalykiniu partneriu. Jeigu jūsų apyvarta yra 600 eurų,
tai jūs tampate menedžeriu ir tai jūs galite irgi iš karto padaryti ir jūsų nuolaida bus 30%. Tai mes su vyru, kai pasigilinom į produktą, mes iš tikrųjų iš karto nusprendėm tapti menedžeriais. Dėl ko? Dėl to, kad aš norėjau pabandyti produktą mėnesį, mano vyras norėjo pabandyti produktą mėnesį ir mūsų sūnus taip pat norėjo pabandyti, plus mes turim dar ir mažesnę dukrytę, kuri geria vaikiškus papildus, tai yra atskiri vaikiški. Ir mes nusprendėm, kad tiesiog taupant savo finansus, tai mums tikrai aktualu tas didesnis startinis rinkinys. Vėliau po viso marketingo aš jums parodysiu, kokios yra galimybės būtent prisijungti, kokie yra 2 startiniai rinkiniai, su kuriais jūs galite prisijungti prie kompanijos. Tai va, tai čia yra karjeros laipteliai ir karjeros laipteliai, kuo jie yra unikalūs, čia yra ne visi karjeros laipteliai, tai yra, sakykime, pradžiamokslis, taip pavadinčiau, ir tai yra pirmoji kvalifikacija yra menedžeris. Jau girdėjote, menedžerio apyvarta tai yra 600 eurų. Koks uždarbis, tai yra plius minus 220 eurų. Antra kvalifikacija arba rangas tai yra pardavimų menedžeris, tai yra SM-as, tai yra 350 eurų vidurkis pajamos ir apyvarta yra 2500 eurų. Trečias rangas yra marketingo menedžeris, MM, tai yra 550 eurų mėnesinės pajamos, apyvarta yra 5000 eurų. Ir dar noriu pasakyti vieną tokį dalyką. Kai balandžio vidury, balandžio 12 mes prisijungėm prie kompanijos, mes iš karto per 2 savaitės padarėm MM-ą. Tai yra 3 rangą. Tai yra pakankamai paprasta daryti. Kodėl? Produktas yra unikalus, apie kompaniją ir produktą mažai ką žino, tai yra tuščios rinkos ir tikrai su kuo mes bendravom, žmonės sakė, atsiųs man daugiau informacijos, papasakok man daugiau. Tai mes labai greitai padarėm MM. Antrą pilną mėnesį mes padarėm IMM, tai yra 10 000 eurų apyvarta ir tai yra apie 1000 eurų pajamų. Viceprezidentą mes padarėm 3 pilną mėnesį, apie ką aš jau kalbėjau pradžioje, kad mes esame viceprezidento rangė ir tai yra 25 000 eurų ir daugiau ir tai yra apie 2500 eurų pajamos. Po to eina executive viceprezidentas, tai yra apyvarta 50 000, tai yra virš 4000 eurų pajamos ir president team, mūsų rėmėjas, kuris mus pakvietė į šitą verslą, jisai president team padarė per 6 mėnesius, tai yra 100 000 eurų apyvarta ir pajamos apie 9000 eurų. Mes turim labai gerus mokytus, labai gerą mokymo sistemą ir iš tikrųjų mokomės iš geriausių praktikų. Dėl to tikrai atėjusi komanda, jums bus pakankamai lengva ir paprasta tai padaryti ir tai praeiti, nes aš pati tai praėjau ir tiesiog galiu praktiškai jums tai parodyti ir pamokinti. Tai dabar truputį apie bonusus ir bonusų išmokų sistemą. PM International turi 7 pajamų tipus, 3 yra iš mažmeninės prekybos, jeigu jums patinka parduoti, jums patinka konsultuoti, tai jūs galite ir pardavinėti, arba tie, kurie norite kurti tinklą, tai jūs galite gauti 4 skirtingas pajamas iš tinklo kūrimo. Tai 3 pajamų rūšis, tai yra jūs galite parduoti tiesiogiai žmogui, dėl to, kad jūs perkate pigiau, parduodat brangiau, jūs galite nusiųsti žmogui nuorodą ir per nuorodą žmogus pats gali susimokėti gauti į namus, jūs gaunate procentus ir jūs galite atsiprašau, per dieną kalbu daug skirtingų kalbų, tai net užmirštu lietuviškus žodžius. Tai yra, jūs galite tapti super pardavėjas arba top pardavėjas, tai yra, jeigu jūsų apyvarta yra daugiau negu 2500 asmeninė arba 5000, tai jūs dar papildomai gaunate 3 arba 5%. Tai čia yra pajamos iš mažmenos. Taip pat vienas labai svarbus dalykas, ką turiu paminėti, tai PM marketingo planas, jisai buvo patvirtintas Vokietijos Frankfurto teismo dėl legalumo, dėl sąžiningumo ir 100 metų į priekį kompanijai buvo uždrausta keisti marketingo planą į blogesnę pusę būtent partneriams. Tai turėkit omeny, kad jūs rytoj atsikėlę neturėsit kitokio marketingo plano, jūs turėsit tą patį, su kuriuo užmigote. Tai yra labai svarbu, darant verslą ilgalaikiai perspektyvoje. Ir pajamos iš tinklo. Kas tai yra? Tai yra būtent, kada jūs jau pradedate kviesti žmonės prisijungti prie jūsų komandos. Ir, sakykime, ateina žmogus ir sako, okei, man įdomu, aš noriu visai šeimai užsakyti produktus, aš startuoju kaip menedžeris. Jūs gaunate 50 eurų. Už kiekvieną menedžerį pirmoje savo linijoje jūs gaunate 50 eurų. Taip pat yra pirmo lygio bonusas, tai yra visi žmonės plotyje ir net gylyje iki pirmo menedžerio jums skaitosi pirmas lygis ir jūs gaunate už tai 10% už tą apyvartą. Mūsų pirmas
rinkos lygis šiai dienai yra beveik 4000 eurų apyvarta. Tai va, 4000 per 10%, tai yra 400 eurų mes gauname iš pirmo lygio bonuso. Yra gylio bonusas, tai yra iki 6 gylio už menedžerius jums moka arba 5 arba 3% priklausomai nuo to, kuriame gylyje yra jūsų menedžeris. Ir yra top managemento bonusas, tai yra visas plotis, visas gylis, tai yra grupės apyvarta, skaičiuojama bendrai ir nesvarbu kurioje šalyje, ar Lietuvoje, ar Anglijoje, ar Vokietijoje, ar Baltarusijoje, ar dar kažkur, tai jums viskas skaičiuojasi į vieną krūvą ir jūs galite gauti nuo grupės arba nuo 2 iki 21%. Vienas unikaliausių dalykų, tai yra, labai kviečiu atkreipti dėmesį į 3 tokius, sakykime, bazinius rangus, tai yra menedžeris, labai svarbus bus versle, jūs tai girdėsite reguliariai, tai yra International Marketing Manageris, tai yra 10 000 eurų apyvarta, ir President Team, tai yra bus tokios kaip kolonos, į kurias reikės orientuotis. Ir nuo IMM prasideda dar papildomos, sakykime, skatinimo programos. Noriu paminėti vieną tokį faktą, kad 22 metais kompanijoje buvo 18 000 naujų IMM, tai yra žmonių, kurių mėnesinės pajamos yra apie 1000 eurų. Ne 1, ne 10, ne 100, ne 1000, 18 000. Ir man tai buvo labai stiprus faktas to, kad iš tikrųjų tai gali padaryti daugelis, kurie prisijungs. Tai ką dabar gauna IMM papildomai? Kai jūs pirmą mėnesį padarot IMM, jūs būsite pakviesti 3 dienom į pagrindinę būstinę Vokietijoje, į specialius International Marketing Manager mokymus. Kompanija apmokės jums kelionę, pragyvenimą, mokymus ir jūs ten mokinsitės, kaip tapti President Team iš IMM. Antras momentas tai yra kelionių programa. 3 kelionės per metus yra. Pirmoji kelionė yra už 3 mėnesių darbą, tai yra 3 mėnesius jūs darote IMM ir jūs gaunate Europos turą. Tada yra viceprezidento kelionė, tai yra 2 mėnesių kvalifikacija, po 25 000 jūs gaunate pasaulinį turą ir dar vienas prezidentūras, tai yra irgi už 2 mėnesių prezidento apyvartą, jūs gaunate dar papildomą kelionę, jau čia gali būti Seišeliai, Dubajus, Florida ir taip toliau. Ir yra dar tarptautinė automobilių programa, nuo IMM jums įsijungia automobilių programa ir priklausomai nuo to, kuriame range jūs esate, jūs gaunate autobonusą. Sakykime, IMM yra 130 eurų, ne? President Team, aš dabar nematau skaičiuko, 500 eurų. Tai vadinasi, kas vyksta? Jūsų automobilio išlaikymas, jisai bus kompanijos, sakykime, užduotis, kad jums nereikėtų, pavyzdžiui, leasingo mokėti, tai gali daryti kompanija, kad jums nereikėtų iš savo pinigų pilti kuro, tai gali daryti kompanija ir taip toliau. Tai va, tai yra automobilio programa ir yra pensijinė programa. Čia man buvo vienas unikalus dalykas, kad kompanija kiekvieną savo nuo IMM žmogų mokina taupyti ir mokina dalį pajamų atidėti. Kompanija bendradarbiauja su didžiausia vokiečių draudimo kompanija, tai yra Allianz, ir jūs galite sudaryti su Allianzu sutartį ir daryti tam tikrus atidėjimus. Pavyzdžiui, jūs atidedate 20 eurų, o PM International 20 eurų jums dar dadeda. Tai jinai padvigumina jūsų atidėjimus. Ir, sakykime, jūs kaupėte 5 metus savo pensijai ir sukaupėt, pavyzdžiui, 3000 eurų, PM International plus 3000 dadeda jums prie šito kaupimo. Tai yra unikali programa, niekur kitur aš jos nemačiau ir tikrai mane pačią labai ta žavi, kad kompanija jinai mus mokina, kaip taupyti ir kaip planuoti, sakykime, savo ateitį. Tai dabar, kaip prisijungti prie kompanijos, yra 2 startiniai rinkiniai. Pirmas startinis rinkinys, tai yra mažasis dalykinio partnerio rinkinys. Ką jūs gaunate? Jūs gaunate arba mano variantą, kurį rodžiau, Power Cocktail Restorator, taip, arba Basic Activizer Restorator, kur rodžiau skaidrėje. Plius dovanų jūs gaunate Activizer, tai yra deguonės kokteilį papildomai, ir jūs gaunate demo krepšį. Demo krepšį įeina sportinė gertuvė, 2 firminės stiklinės, taip pat brošiūros ir taip toliau. Tai va šitas rinkinys Lietuvoje jisai kainuoja 125 eurai. Tai yra dalykinis partneris ir jūs galite startuoti su šitu rinkiniu. Jeigu jūs nusprendžiate, kad produktą nori vartoti jūsų šeima arba jūsų artimieji, ne tik jūs vienas, jūs galite pasirinkti šeimyninį rinkinį arba menedžerio profesionalų rinkinį. Kas tai yra? Tai yra 5+1 nemokamai rinkinys.
Šitas komplektas mažiukas yra su 20%, o didelis yra su 30%. Ir prie didelio jūs gaunate 2 dovanas, tai yra deguonės kokteilį ir gaunate serumą, kuris atlieka odos biovitalizaciją, tai yra labai labai stiprų jauninimą. Toks rinkinys Lietuvoje kainuoja 535 eurai. Jeigu prie jūsų prisijungia toks žmogus su menedžerio paketu, jūs gaunate 50 eurų, kaip aš jau minėjau. Plus dar visus bonusus, kurie yra papildomai. Taip pat kompanija turi renginius, turi pripažinimą, vyksta įvairūs renginiai ir Lietuvoje, ir artimiausias Lietuvoje renginys planuojamas spalio 21 dieną Vilniuje, tikrai galite prisijungti, aš atskrisiu iš Maljorkos, galėsite man paspausti ranką gyvai, vyksta svetur renginiai, kuriuos jūs irgi galite prisijungti ir dalyvauti, ir tai iš tikrųjų vyksta labai labai aukštam lygyje. Plus programėlės įvairios yra, kurias kompanija turi, plus yra PMTV, tai yra atskiras netgi televizijos kanalas, būtent kurį yra sukūrusi kompanija, kur jūs galite žiūrėti visus renginius, visus video įrašus, visus filmukus ir taip toliau ir taip toliau. Ir koks mano, sakykime, galutinis tas taškas šitoj prezentacijoje, tai yra, jeigu jūs nusprendėte, kad jums tai įdomu, parašykite arba paskambinkite tam žmogui, kuris jūs pakvietė, užsiregistruokite, įsigykite savo startinį paketą, pabandykite ir aš žinot, ką rekomenduoju, bent jau mėnesį pabandykit produktą, jūs būsite nuo jo sužavėti, nes aš realiai po pirmos savaitės sakiau, kad nieko geresnio aš nebuvau gyvenime bandžius ir aš mačiau tai ant savęs, ant savo miego kokybės, ant medžiagų apykaitos, ant virškinimo trakto veiklos ir taip toliau. Ir kokie unikaliausi dalykai, jūs gaunate realiai greičiausiai augančią kompaniją šiai dienai pasaulyje, jūs gaunate produktą, kurį kūrė 350 mokslininkų, jūs gaunate tuščias rinkas, jūs gausite mokymų sistemą, labai stiprią mokymų sistemą, nes mes turim tokius lyderius, kurie per 4 metus su komanda padarė 1 milijoną eurų apyvartos kas mėnesį. Tai yra labai didelio rango lyderiai. Taip pat jūs gausite 3 keliones per metus, auto programą ir taip toliau. Tai yra labai unikalūs dalykai, kurie jūsų laukia prisijungus prie komandos.